Labas vakaras, mėly lietuviško futbolo gerbėjai. Su jumis sveikinuosi aš, futbolo komentatorius Aivaras Dočkus. Limpa. Visai neblogai dabar su Limpa Neptūno kombinacija. Dešiniajame krašte, perdavimas atgal. O iš karto bandymas smūgiuoti. Pasitaisimas kamuolio ir... Taip, smūgis į vartus ir labai geras smūgis, bet ir labai... Visi skraidytojų būrelis. Jį taip galima pavadinti ir tai visai neblogai suveikia smūgis ir dabar vėl Amiras Sakalovas. Bandymas vėl suktelėti kamuolį į vartus ir taip puikiai pirmojo kėlinio pabaiga. Ir vis sunkiau darėsi pavojingiau priartėti prie Jonavos vartų. Klaipėdos Neptūnui dabar individualus reidas į baudos aikštelę, smūgis į vartis. Kiek nedaug ir kiek kartų daug reikia futbole, kad tu įmuštum įvartį. Nedaug, jog pakako vieno prasiveržimo ir daug dėl to, jog, na kiek tokių mes situacijų galime pamatyti šiuolaikinėme futbole, kai vienas žaidėjas pro tris. Tarsi nepastebėjęs jų, kokie čia apsisukimai buvo ant kamulio. O ten dešinėjame krašte vienas Erikas Mulkys. Galima atlikti jam perdavimą. Ne, vis dėlto smūgis ir smūgis labai stiprus. Loja Jamutyra. Smūgis Benevičiaus. Trys plius vienas tokiai žaidimo fazę bandė Jonavos komanda, nesvarbu ką bandė. Čia galbūt pasikarčiavo Varą, bet klubas reikia dominuoti nuo pirmos iki 90 minutės. Kartais pavyksta, kartais ne. Benevičius. Geltona kortelė parodoma yra Utyra. Visą ir raudono kortelę nebesitvardo. Varam. Kairė koja bandys į kairį vartų kampą ir jo bandymas yra tikslus. Jis virsta įvarčiu. Ramus labai atsipalaidavęs Diavara, tarsi buvo jau prieš įvartį nusprendęs, jog smūgios labai tiksliai ir kad čia jokių šansų vartininkui nebus. Išėjo tiesiog šaltakraujiškai padarė savo darbą. Rodės antrajame kėlinyje pakeitimo. Viskas skelbia apie šių rungtynių pabaigą. Simas Bulošas